Vytauto Didžiojo universiteto socialinės ir politinės katedros vedėjo profesoriaus Gintauto Mažeikio mokslinių interesų aprėptis nuo šiuolaikinių socialinės ir politinės filosofijos teorijų, propagandos ir simbolinio mąstymo tyrimų ir analizės iki socialinės ir politinės kritikos nagrinėjimo ir plėtros. Klausimas mokslininkui keliaaukštis. Pradedant Rusijos agresiją Ukrainoje, tiksliau klampiais propagandos ir desperatiškų mėginimų kontrargumentuoti pelkynais, privertusiai susirūpinti visuomenės informavimo saugumu, baigiant naują karštą emocijų bangą keliančią nuo karo iš Sirijos bėgančiųjų aktualiją, užtvindžiusią Europą. Dalį realiai, kita paskandinusią teoriniuose svarstymuose. Prieš suformuodamas objektyves įžvalgas bei išvadas, Lietuvos filosofas, kultūros teoretikas, antropologas siūlo prisiminti istoriją, suvokti kontekstą. 2013 metai pabaiga, prasideda Maidanas. Iš ties Lietuvos korespondentų Kijeve beveik nebuvo, po truputį pradėjo atvažiuoti iš LRT. Ir atsirado tokia problema, į diskusiją, į kurią ir aš buvau įsijungęs dėl informacijos patikimumo. Pačioje pradžioje, tik prasidėjus Maidanui, tik išvaikius Janukovičiaus milicijai pirmuosius studentų būrius, Lietuvos žiniasklaida daugiausia perspausdindavo informaciją iš rusiškų laikraščių. Ir mes tada pradėjome kritikuoti dėl informacijos nepatikimumo, todėl kad yra ne tik vienpusiai atskleidžiama patikima informacija, bet ir buvo naudojamasi nepatikimais šaltiniais. Ir nuo 2013 metų pabaigos Lietuvos žiniasklaida pradeda vis didesnį dėmesį skirti iš esmės dviem dalykam. Informacijos patikimumo didinimui, kuris yra labai svarbus, bet ir atsiranda antras dalykas, iki to laiko nebuvęs ar mažai buvęs Lietuvoje, tai vadinama informacinio pasilinksminimo, kas yra vadinama infotainmentai. Informacinis pasilinksminimas tai žmonių džiaugsmas matant kruvinus įvykius, įvairiausius tragedijas, kada jie ieško panašios informacijos, būtent maitinasi, geria štai šitą propagandą ir žymi klikais, pašaukimais, pažymėjimais savo pasirinkimus. Ir tada žiniasklaida aptiko, kad du dalykus. Vienas dalykas, kad iš nelaimių, karo ir propagandos galima uždirbti ir gerai. Ir antras dalykas, vis dėlto kritikai, kurių Lietuvoje padaugėjo, įvairios visuomeninės grupės, vis dėlto skiria dėmesį informacijos patikimumui. Tai reiškia ir tai, kad būtų gerai pasiųsti kur nors savo žurnalistus, tam, kad šitą informaciją patikrintų, arba galų gale identifikuoti vakarų žiniasklaidoje informacijos agentūrose, kurios yra labiau patikimos, kurios ne. Dažniausiai paprastas skaitytojas ar žiūrovas neskiria informacijos šaltinių ir nesugeba išsiaiškinti, kuri informacija labiau patikima, kuri mažiau. Štai šito informacinio patikimumo lavinimo ir kritinio suvokimo, kuris vadinasi kritiniais autoritetais arba racionaliaisiais autoritetais, kada mes suprantame racionaliai ir galima pamatuoti štai šitą patikimumą, tai šios, sakykime, lavinimo Lietuvoje labai trūko ir po šiai dienai trūksta. Ir todėl absoliuti dauguma žiūrovų ir skaitytojų remiasi informacinio pasilinksminimo doktrina, o ne patikimumo doktrina. Patikimumo turbūt remiasi labai mažas procentas, keli procentai Lietuvos gyventojų, kurie apskritai ir linkę skaityti analitinę spaudą, tyriamąją žurnalistiką ir kurie supranta, kas yra ir kiek kainuoja siųsti savo žurnalistą į įvykio vietą. Arba supranta analitiko darbą, besiaiškinant patikimus šaltinius. Absoliuti didžioji dauguma žiūrovų ir skaitytojų remiasi savo informacinio pasilinksminimo nuostatą, infotainmento, kuriems beveik vienas ir tas pats yra, kokia, iš kur ir kaip ta informacija yra kilusi. Svarbu, kad jie juos veža, svarbu, kad jie gali po to jaudintis pusę dienos. Ir pastebėta, kad vidutiniškai žiūrovas, skaitytojas norėtų panašių įvykių, naujienų sulaukti praktiškai kas kelios valandos.
Tai reiškia, kad atsirado labai didelė plotmė kurti vadinamiesiems melagingams pranešimams arba dezinformacijai. Melagingi pranešimai, feikai, tai trumpos žinutės apie nebūtus įvykius, apie falsifikuotos fotografijos, sumontuotos ir melagingi video reportažai, klaidinančios žinutės. Jos tapo taip pat žiniasklaidos duona. Kodėl? Todėl, kad tai didina dėmesį, tai didina reklamą, tai didina užsakymus, tai didina komercinės žiniasklaidos pajamas. Galų gale net ir nekomerciniai žiniasklaidai, o visuomeninėms televizijoms ir radijui ar kitiems transliuotojams ir laikraščiams ir šaltiniams taip pat tenka konkuruoti šitoje viešoje erdvėje ir informacinis pasilinksminimas su feikais ir auditorija, kuri visą laiką reikalauja naujų įvykių ir turi vartojimo inerciją, tokį dalyką kaip vartojimo inercija, kuri pati savaime formuoja pasiūlą. Ir šita vartojimo inercija, jinai nori ir kad Lietuvoje nuolatos būtų kuriama grėsmė. Ir šitoje vietoje mes susidurėme su tokia problema, kad kiek turime kiek susidurėme su realiu pavojumi, arba kiek mus veikia realus informacinis karas ir kiek tai yra mitas, epas, pagamintas produktas tam, kad masės jį vartotų ir ko žiniasklaida nenorėtų nei už ką pripažinti, kad čia jos pačios pagaminti dalykai. Bet kai dėl Ukrainos, kada vyko visa įtampa Ukrainoje, tai vis dėlto atsirado dar ir toks papildomas dalykas, kad įvairios visuomeninės grupės žmonių, savanoriai, atskiri asmenys pradėjo važinėti į Ukrainą, patys rašyti socialiniuose tinkluose informaciją ir šiek tiek leido subalansuoti pranešimus, pačius įvairiausius pranešimus ir sukurti ne tik informacinio pasilinksminimo, bet ir patikimos informacijos aplinką. Tuo atveju, kai mes kalbame apie islamo valstybę dabar ir kai kalbame apie islamo grėsmes ir kai kalbame apie Siriją ir Iraką, praktiškai mes neturime galimybių naudotis patikimais šaltiniais arba tas patikimumo lygis nepaprastai krito. Tai reiškia, kad pagrindiniai mūsų šaltiniai yra tie, kurie pasaulinės naujienų agentūros. Tokios kaip, pavyzdžiui, CNN ar BBC ar panašios, ar didžiosios Rusijos agentūros. Tai reiškia, tai netgi Al Jazeera, bet visos jos yra propagandinės. Visos jos tarnauja savo didžiosioms korporacijoms ir žinoma, kad tai vis tiek yra aukštoji žiniasklaida ir nesvarbu, kad ten susidursime su melagingais pranešimais. Kita vertus, jie šiokį tokį patikimumo lygį visados išlaiko. Vieni daugiau, kiti mažiau. Rusijai tikėtina mažiau. Tačiau bet kokiu atveju mūsų pačių gebėjimas rinkti šaltinius labai sumažėjo. Neturime mes ten savo žurnalistų, kurie važinėtų po tą regioną. Negalime formuoti savo nepriklausomos nuomonės. Negalime aktyviai dalyvauti analitiniuose pokalbiuose. Tuo tarpu, kai vakarų šalis ar Rusija nepaprastai Lietuvą spaudžia politinė, karinė ir netgi ekonominė prasme atsiliepti į naujuosius iššūkius. Ir šiuo atveju mes susidurėme su problema, kad tas mūsų atsiliepimas bus ne visai racionalus. Tai yra, jis bus bent kiek suvedžiotas, juo bus manipuliuojama ir atsispirti šitai manipuliacijai iš ties nėra taip lengva. Kai dėl karo, kai dėl pabėgėlių, tai šiuo atveju taip, Lietuvos žurnalistai važiuoja, mūsų ekspertai važiuoja su jais susitikti, mes ne tik esame veikiami svetimų šaltinių informacinių, bet ir patys formuojame savo nuomonę. Galų gale daugelis lietuvių keliaujančių po Europą nuolat mato tuos pabėgėlius, susiduria, žino, kokios problemos jų yra, gali papasakoti ir socialiniuose tinkluose tai daro.
todėl galima suformuoti nepriklausomas skirtingas nuomonių grupės, diskutuoti šito klausimu ir šito klausimu nėra taip blogai. Bet kaip jau minėjau, ne dėl pabėgėlių, dėl vykstančių karo su teroru yra žymiai sudėtingesnė situacija ir tada paprastai tenka atsakyti, kad mes esame sąjungininkai ir vien dėl to, kad esame sąjungininkai, turime prisimti savo tam tikrus įsipareigojimus. Esame pasirašę dokumentus. Bet ne todėl, kad mūsų sprendimai būtų labai racionalūs. Valstybės komunikacijos politikos neturėjimas etninių mažumų klausimais politologo Nerijaus Maliukevičiaus Putino testu pavadinti įvykių atspindžiai, konstatuojama, vedė ir į skaudulį, gyventi lyg ir netrukdžiusi, bet staiga supuliavusi, tapusi ir matomu, ir nebepatogiu. Ilgą laiką Lietuvoje į Lenkų tautinę mažumą ir rusakalbių plačiai prasme tautinę mažumą buvo žiūrima gana atsainiai. Tai buvo įsivaizduojama, kad galbūt ne visi piliečiai yra lojalūs Lietuvos valstybei. Antra vertus buvo kuriama jų lituanizacijos politika, kuri įgyvendinama visų pirma buvo mokyklose, po to per įvairiausius jų vardų rašymus ir per gatvių pavadinimus, manant, kad pati savaime prievartinė lituanizacija sukurs malonę ir draugišką aplinką. Aišku, kad šitas dalykas nebuvo visai sėkmingas ir nesukūrė pakankamai draugiškos aplinkos. Galbūt vieni ir pasidavė iš jų didesniai lituanizacijai, kiti pradėjo labiau priešintis jai ir rodyti įvairias, kurti savo pačių alternatyvas, kurti ir kovoti dėl savo pačių teisių, bet šitoje vietoje aš sakyčiau, staiga atsitiko taip, kad Lietuvoje štai šių etninių mažumų kovą už savo orumą ir savo vardų pripažinimą staiga pradėjo vadinti penktąją koloną, nors kova už savo orumą nebūtinai yra susijusi su tuo, kad kas nors remtų Maskvą, Kremlių ar ten ypatingą agitaciją. Kai dėl Lenkų, tai Varšuva tiesiogiai niekada nerodė Lietuvai ypatingų ten aneksijos ar kažkokių tai kitų agresijos norų ir atitinkamai, jeigu Lenkų mažuma ir sugebėdavo ką nors veikti ne pagal didžiosios daugumos, Seimo daugumos norus, tai dažniausiai jie būdavo įvardėmi arba žinoma prorusiškais, arba kad jie gyvena savais senaisiais stereotipais ir susikalbėjimo šitoje vietoje buvo labai menkai. Šiuo metu prasidėjus Rusijos karui su Ukraina, dėmesys rusakalbėms gerokai padidėjo, ypatingai Visagino ir Vilniaus apskrities rusakalbėms. Tačiau šitoje vietoje buvo pradėta stebėti, ką tie mokiniai veikia, kur jie važiuoja, ką jie atostogauja, pasirodo, kad į Rusiją išvažiuoja kaip negerai. Visokie dalykai čia buvo dėl jų prisigalvojami. Ir galų gale buvo sumanyta, kad juos kažkokiu tai reikia būdu šviesti, kitaip tariant, sugalvoti projektai, kada patys lietuviai, tai yra lietuvių politikai arba akademikai ar žurnalistai važiuoja į tautinių mažumų mokyklas, bendruomenės ir bando paaiškinti kažkokius tai dalykus. Visai neseniai su jais susidūręs, jie išgirdo tokį įdomų pasakymą. Sako, kodėl jūs mūsų nesikviečiate į lietuviškas mokyklas? Kodėl jūs mūsų nesikviečiate į lietuviškas bendruomenės, kur mes galėtumėm jums papasakoti apie savo problemas. Jūs visą laiką siunčiate mums agitatorius, kurie kiekvieną kartą atvažiuoja ir čia sako, mes su jumis pasikalbėsime ir mes jūs apversime. Bet jūs mūsų lygiaverčiai nepasikviečiate. Paprastai taip elgdavosi vokiečių, prancūzų, anglų kolonistai, kurie važiuodavo į Afrikos ir Azijos šalis ir aiškindavo vietiniams bušmenams ir aborigenams, kaip jie turėtų gyventi ir kokie jie yra neišsilavinę ir nesuprantantis pasaulio. Toks kolonijinis požiūris ilgainiui tik paskatindavo smurtą arba nepasitenkinimą. Tai yra orumas šių žmonių tokiu būdu nėra atstatomas. Tačiau vykstant ilgainiui augant Ukrainos-Rusijos konfliktui,
rusakalbių pozicija truputį pradėjo keistis visai ne dėl Lietuvos įtakos. Rusakalbių bendruomenė skilo į daugelį grupių. Visų pirma, nuo rusakalbių ir labai greitai pradėjo atsiskirti ukrainiečiai Lietuvos, kurie save visokiojopai pradėjo pozicionuoti prieš Kremlių ir prieš kitus rusakalbius. Antras dalykas, vis dėlto Baltarusijos opozicijos poveikis taip pat darė savo įtaką ir baltarusių grupės taip pat pradėjo atsiriboti nuo rusų grupių. Rusų grupės ilgą laiką buvo pačios konservatyviausios, tačiau veikiant Putinui Maskvos kovai su jų pačių demokratais, su Bolotnai aikštės aktyvistais, atsirado toks dalykas kaip naujoji labai išsilavinusi rusų migracija į Baltijos šalis, taip pat ir į Lietuvą. Tai yra iš Maskvos, iš Peterburgo, kitų rajonų Rusijos pradėjo į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis atvažiuoti labai išsilavinę ir nepaprastai demokratiški rusai, kurie negali susišnekėti su vietiniais Lietuvos rusais. Jie skiriasi kaip baltos varnos nuo juodų varnų. Lietuvos rusai, kai kurie iš jų, daug iš jų yra proputinistai, Kremlių palaikantis nelojalūs Lietuvos valstybėje asmenys, o tie, kurie atvyksta iš Rusijos, jie naiptol nėra lituanofilai, nėra Lietuvos mylėtojai, bet jie yra aistringi antiputinistai ir antikremlininkai. Ir šitoje vietoje tarp jų, žinoma, prasidėjo tam tikra diskusija. Galų gale pati Lenkija vien laikas nuo laiko neišsikenčia dėl kai kurių Lietuvos Lenkų prokremliškų nostalgijų ir Lenkijos aktyvistai, pavyzdžiui, tokie kaip Adamas Michnikas, Žečpospolitos laikraštis, kiti aktyvistai kultūros atvažiavę į Lietuvą smarkiai kritikuoja tokius Lenkijos pasirinkimus. Klausimą dėl bendradarbiavimo su Lietuvos etninėmis mažomis būtų galima išspręsti, jeigu ne konservatyvus lietuvių užsispyrimas. Noras žūtbūtinai saugoti savo vėlyvuoju Lietuvos laikotarpiu priimtą raidyną kaip šventąją karvę ir noras žūtbūtinai lituanizuoti visus, kas čia pakliūna į Lietuvą, maksimaliai lituanizuoti. Šitie dalykai, neturėjimas tiesa, neleidimas ir nekvietimas tautinių bendruomenių narių lietuviškas aplinkas, kurie galėtų mums pasakoti apie savo jausmus ir taip pat jų pakankamas jų orumo neužtikrinimas, padaro tai, kad šitos rusų demokratų, lenkų demokratų, ukrainiečių demokratų, baltarusių demokratų pastangos gerokai duoda mažesnius vaisius nei galėtų. Kitaip tariant, jei būtų aktyvus ir suprantantis bendradarbiavimas su jų demokratinėmis opozicinėmis jėgomis, su tais rusais, kurie neseka Kremliaus propagandą, su tais baltarusiais, kurie nėra ištikimi Lukašenkos pasekėjai, su tais Lenkais, kurie norėtų kurti Lietuvoje demokratinės, kurie galėtų paskatinti demokratiškus lenkakalbius Lietuvos piliečius, su jais yra, žinoma, nepakankamai ir ne visai adekvačiai bendradarbiaujam. Ir tai sukelia tam tikrų problemų Lietuvoje. Šiandien, sako Vytauto Didžiojo universiteto viešųjų ryšių prorektorė, viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė, jau galime skaičiuoti pokyčius. Valstybės komunikavimo strategija kuriama. Budinamas visuomenės sąmoningumas, raginant klausti, kodėl skelbiama viena ar kita žinia, koks jos tikslas. Kritinis protas, pabrėžiama, privalo išsiugdyti poreikį, vadovautis privalomais informacijai kriterijais, skaidrumu ir patikimumu. Organizuojamos ekspertų diskusijos, bus organizuojami tiesiog pokalbiai, per kuriuos bus siekiama išsiaiškinti įvairiose tokiose kritinėse srityse informacinių karų, propagandos, atpažinimo, naujienų raštingumo, medijų raštingumo srityje ir bus siekiama, sakysime, sukurti tokią tvirtesnę, ramesnę, intelektualesnę apmąstymo strategiją, apmąstymo kelią, kaip mes
turime gyventi tokioj, sakykime, nežinios atmosferoje. Nes niekas dabar tiksliai negali pasakyti, kas yra, kas vyksta, dar mes to negalime atsakyti, bet mes galime išmokti tai bandyti, kvestionuoti, klausinėti. Tai daugiausia dėmesio aš sutelkčiau į tokį raštingumo ugdymąsi, nes daugelį metų, 25 išties mes kalbėjome apie politinį raštingumą Lietuvoje, kad žmonės turi būti išprusę, domėtis politiką, dalyvauti rinkimuose, kelti aktualius klausimus. Dabar mes tikrai daug kalbame apie pilietinį raštingumą, nuolatos apie tai kalbame. Manau, kad privalome kalbėti apie finansinį raštingumą, apie įvairius, ir sveikatos raštingumą, nes turime būti išprusę ir atsakingi žmonės ir rūpintis savo ir savo artimo sveikatą, bet mes turime kalbėti ir apie informacinį, bet ypatingai apie naujienų raštingumą, sakyčiau. Naujienos tai ta prasme, kurios yra ne šiaip reklama, ne šiaip informacijos kanalai sklindanti informacija, bet tai, kas yra susijęs su faktais, su konkrečiais dalykais, su naujiena, kuri yra tas tvirtasis, aiškus žurnalistinis žanras. Jį atpažinti darosi vis sunkiau, jį atpažinti darosi nelengva dėl įvairių priežasčių, nes pačios medijos yra labai paveikiamos, bet mes tą turime išmokti atpažinti, išmokti sužinoti, kas yra faktas, kas yra nuomonė, kas ją sako. Ar žurnalistas, ar ekspertas, jeigu žurnalistas tai pasako, ar jis įvardina savo šaltinį, pirminį šaltinį ir ar tas šaltinis yra patikimas. Ką reikštų tik įvardinti didžiausias komunikacijos ir politikos nacionalinių mažumų atžvilgių formuotojų padarytas klaidas, jei jos nebūtų suskubtos taisyti, tiesiog dar vieną neproduktyvią diskusiją. Tikriausiai, bet pozityvų veiksmą iliustruoja įkurtuvės tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Nepaisant to, kad departamentas viena seniausių institucijų iš departamentų, veiklą pradėjęs dar 1989-aisiais iki nepriklausomybės paskelbimo, tuomet įvertinus, kad Lietuvoje tradiciškai puikiai sutarė įvairių tautų žmonės, gerbiamos kitos kultūros, jis pavadintas tautybių departamentu, kuriam vadovavo mažai karaimų bendruomeniai atstovaujanti ambasadorė Halina Kobeckaitė. Nuo tada prasidėjo įvairiais etapais tautinių mažumų institucijos veiklos, kurios kito priklausomai nuo valstybės veiklų, nuo valstybės politikos. Po to buvo pavadinta regioninių problemų departamentas. Daugiausia buvo akcentuojama Vilnijos krašto problematika. Mes, kas tą laikmetį atsimena, žino, kad tada buvo ir autonomijos klausimas iškilęs, ir įvairūs nesutarimai tautinių pagrindų kilo nemokantiems valstybinės kalbos. Vėliau prie šitos institucijos buvo priimti išeivijos klausimai. Tada atsirado pavadinimas tautinių mažumų išeivijos departamentas, nes religinės problemos su laikmečiu lyg ir pasitraukė ir kurį laiką veikė taip. Institucija pavadinta, vėl iškilo naujos reformos, buvo visa institucija panaikinta, tačiau gyvenimas parodė, tiek išeivija, tiek tautinės mažumos buvo nepatenkintos tuo sprendimu išdalinti veiklas po atskiras institucijas, ypač tautinių mažumų atstovai, jie jautė tuštumą ir spragą, kad reikalinga institucija viena Lietuvoje, kuri koordinuotų, į kurią sutekėtų tarsi upelė į vieną srautą visą informaciją, statistiką, pagrindinės veiklos, būtų koordinuojamos iškylančios situacijos sprendžiamos kartu su šakinėmis ministerijomis. Taip, Liepos mėnesį buvo atkurtas tautinių mažumų departamentas, nedidelė institucija, planuojama, kad dirbs joje tik 14 žmonių, bet mes pasistengsime įgyvendinti tuos lūkesčius, kuriuos kėlė tautinių mažumų atstovai, siekdami, kad vyriausybė atkurtų šitą instituciją, kad mes galėtumėm pradėti veikti. Buvo didelis darbas įdėtas tautinių bendrijų atstovų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės. Ir manytumėm savo misiją tokią pagrindinę, kaip iškylančių situacijų sprendimas derinimas su kitomis institucijomis.
Tautinių mažumų departamento akiratyje etninės grupės seniai šaknis įleidusios Lietuvoje. Naujaisiais atvykėliais ar karo pabėgėliais rūpinasi kitos institucijos. Tautinių mažumų departamentas remiasi ne tik savaja, bet ir kaimynų – Lenkų, Estų, Latvių, Austrų patirtimi. Ir kaip tik todėl direktorė pabrėžė iš savojo šnekamosios kalbos žodyno sąmoningai ištrynusi žodį problema. Pabodo nuolatinis klausimas, kokios tautinių mažumų problemos. Yra poreikiai, kuriuos žmonėms reikia padėti realizuoti. Visose šalyse institucijos, kurios dirba vienos su naujai atvykusiais migrantais, imigrantais, kur padeda integruotis, padeda išmokti kalbos, padeda ieškotis darbų. Ir yra institucijos tokios kaip mūsų, kurios dirba su to šalies piliečiais, kurių tautinė mažuma šimtmečiais gyvena Lietuvoje, tarkime, ar kitoje šalyje. Tai yra nustatytas dažniausiai skaičius. Lietuvoje mes neturime apibrėžto skaičiaus bendruomenių ir tautybių, kurios vadintųsi tradicinėmis. Tačiau, savaime aišku, kad klostosi vaizdas, ką mes kiekvieną žinome. Nepaisant to, kad pagal statistikos duomenys Lietuvoje gyvena 154 tautybių žmonės ir virš 15% Lietuvos gyventojų yra tautinės mažumos, priklauso tautinių mažumų grupėms. Didžiausios yra Lenkų tautinė mažuma, Rusų, tai Lenkų didžiausia apie 200 tūkstančių žmonių, 186 tūkstančiai berods Rusų tautinės mažumos atstovų, toliau seka Baltarusiai, ukrainiečiai, žydai, vokiečiai, latviai, kurie, savaime suprantama, dėl istorinių aplinkybių gyvena šimtmečiais Lietuvoje, tai yra kai kurie atvykę iš savo kraštų paskutinių laikotarpių, sakykime, atvykę žmonės savo sąmoningame gyvenime, tačiau yra tokių ir ukrainiečių šeimų, ir baltarusių, ir rusų, ir lenkų, kurie niekur iš niekur netvyksta, o čia gyvena, čia yra jų namai, šimtmečiais kelinta karta gyvena ir labai normalu ir natūralu, kad jiems Lietuva yra namai, tačiau jie turi savo kalbą. Jie turi savo papročius, tradicijas. Ir visada tai būna, kad gyvenant ditumoje, lyg ta mažumos kultūra pradeda nykti, mažėti. Tai kiekvienos valstybės sąmoningumo yra lyg ir kriterijus, kaip padėti žmonėms išlaikyti savo kalbą, papročius, tapatumą. Kaip Lietuvos gyventojams, etninių bendruomenių atstovams laiduojamas teisėtų interesų ir poreikių tenkinimas, kokiomis sąlygomis jie dalyvauja šalies visuomeninėme, politinėme ir kultūrinėme gyvenime, kaip bręsta jų pilietiškumas, tolerancija, nepakantumas tautinės nesantaikos kurstymui, kituose "Aš Lietuvos pilietis, aš ne grėsmė" susitikimuose.